Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kokių skaitmeninių kompetencijų jums reikės kandidatuojant dėl darbo. Pirmiausia, panagrinėkime, kaip susikurti nemokamą Gmail paskyrą ir kaip naudotis elektroniniu paštu darbe. Eikite į pagrindinį gmail.com puslapį ir spustelėkite Sukurti paskyrą. Tada atlikite paprastus veiksmus, kurie yra aprašyti 2A moduliu interaktyvios mokymosi veiklos pirmoje dalyje. Yra daugybė būdų, kaip naudoti elektroninį paštą darbe. Pateikėme keletą rekomendacijų, į kurias reikėtų atsižvelgti prieš siunčiant pirmuosius dalykinius elektroninius laiškus. Pavyzdžiui, užsakymų patvirtinimui, susitikimų organizavimui, naujienlaiškio siuntimui. Pateikėme keletą naudingų pasiūlymų. Rašykite trumpus elektroninius laiškus, pagalvokite, kokią kalbą pasirinksite ir elektroninius laiškus rašykite profesionaliai. Perskaitykite elektroninius laiškus prieš juos siųsdami, būkite mandagūs ir stenkitės nevartoti pernelyg familiarių posakių. Nepamirškite BDR ir nesiųskite to paties elektroninio laiško keliems gavėjams vienu metu, nes tai be jūsų sutikimų elektroninio pašto adresai bus matomi kitiems. Naudodamiesi Gmail paskyra, taip pat gaunate prieigą prie Google diskų ir visos nemokamos Google Apps šeimos. Tai yra Google dokumentai, skaičiuoklės, skaidrės ir diskas. Šie įrankiai padės jums parengti visus dokumentus reikalingus ieškant darbo. Pavyzdžiui, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kompetencijų aplanką. Šiuos įrankius galite pradėti naudoti 2A moduliu interaktyviosios mokymosi veiklos dalyje. O dabar sužinokite, kaip naudotis Canva. Canva yra puikus internetinis įrankis, kuriuo galite redaguoti savo gyvenimo aprašymą, nuotraukas, kurti dizainą socialiniai žiniasklaidai, logotipus, aplankas ir pristatymus. Norėdami naudotis Canva, turite užsiregistruoti. Galite užsiregistruoti naudodami Google arba Apple paskyrą, arba tiesiog susikurti naują paskyrą, naudojant savo elektroninio pašto adresą ir pasirinktą slaptažodį. Galite naudoti nemokamą versiją arba ją praturtinti sumokėjus už Pro versiją. Galite pradėti kurti dizainą naudodami vieną iš daugelio siūlomų šablonų. Šablonai suskirstyti į kategorijas, pavyzdžiui, socialiniai žiniasklaidos, verslo, rinkodaros. Sukurtą dizainą galite išsaugoti PDF, JPG arba PNG formatu, kad galėtumėte jį įkelti, paskelbti arba atspausdinti. Galite pradėti naudoti Canva 2A moduliu interaktyviosios mokymosi veiklos dalyje. Peržiūrėję šią pamoką, galite išbandyti interaktyvią mokymosi veiklą, kurią parengė įsidarbinimo portfelio komandos nariai. Tai padės jums įgyti smagios savarankiško mokymosi patirties. Baigę veiklą, galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenę Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.